Vytauto sprendimai. Problema. Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas. Nesportuok. Ha! Juokelis. Aišku, sportuok. Sportas sveikata. 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas. Sveiki gerbėmieji Sporto TV.lt transliacijų žiūrovai, su jumis dar viena krepšinio injekcija ir šiandieną laukia jūsų ne vienas įdomus mačas. O dabar jūs žiūrite Pasvalyje vyksiantį mačą, kuriame susitinka vietos Pasvalio pieno žvaigždės ir svečiai iš Kazachstano Atirau Barsi ekipa. Šios dvi ekipos buvo susitikusios jau vieną kartą prieš keletą savaičių ir tuomet pergalę ir gana lengvą iškovojo Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa, kuri rungtyniavo taip pat šioje salėje. 93-57 pergalę šventė Mindaugo Lukošiaus armija ir tuomet pirmajame kėlinyje kaip lygų su lygiais dar žaidė Kazachstano krepšininkai, antrąjį ketvirtį pralaimėjo 28-9 ir praktiškai per pirmąsias 20 minučių buvo nulemta rungtynių baigtis. Tuomet rezultatyviausiai pasvaliečių gretose žaidė po 17 taškų įmetė Mantas Ruikis bei Gytis Rutavičius, du ekipos lyderiai. Kazachstano ekipoje išsiskyrė 11 taškų pelnęs lietuvis Edgaras Želionis. Taigi Kazachstano ekipoje netrūksta lietuviškų akcentų, be Edgaro Želionio vyriausio trenerio asistentu dirba ir Žydrūnas Žilvigis. O rungtynės prasidės už keletos akimirkų ir dėl ginčo kamuolio kovoja du aukštaūgiai. Tai 14 pasvaliečių numeris Vaidas Čepukaitis bei 17 Barsi žaidėjas Dimitrius Sviridovas. Komandų startiniai penketai. Pasvaliečiai žaidžia tokiu penketuku. Pirmasis numeris Trevonas Južas, 5 Tarilas Biksas, 9 Gediminas Maceina, 11 Gytis Rutavičius bei 14 minėtasis Vaidas Čepukaitis. Kazachstano Barsi startinis penketas toks. 4 numeris Andrejus Andropovas, 11 numeriu žaidžia Edgaras Želionis, 17 Dimitrijus Sviridovas, 13 Jaroslavas Krypecas ir 88 Dimitrijus Dietlovskis. Netaikli pirmoji šeimininkų ataka ir apsigynę Barsi krepšininkai ir iš karto skuba surengti savo į atsakymą. Taigi jūs žiūrite BBL lygos top 16 etapo mačą ir kol kas labai skirtingi pasirodymai, kalbant apie šias abi ekipas. Pieno žvaigždės sužaidusios dvi rungtynes turi vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą. Ta pergalė minėtoji buvo prieš Barsi ekipą, o prieš savaitę buvo pralaimėta Narvos Trans ekipai rezultatų 93-75. Maceinos išpuolis arčiau krepšio. Ir užminant galinės linijos Maceina teks atiduoti kamuolį svečiams iš Kazachstano stepių. Taigi viena pergalė ir vienas pralaimėjimas. Toks pieno žvaigždžių rezultatas. Atirau Barsi ekipos rezultatai tikrai nedžiugina vyriausiojo trenerio Eduardo Skripeco, kadangi per 5 žaistas varžybas top 16 etape nepavyko iškovoti ne vienos pergalės. Taigi galima daryti išvadą, kad tai yra paskutinėsios Atirau Barsi rungtynės šiame BBL čempionate ir nieko nepešę kazachstaniečiai turės pasitraukti iš šio čempionato. Namų lygoje Kazachstane Atirau Barsi ekipai sekasi šiek tiek geriau. Per 10 varžybų kazachstaniečiai iškovojo 6 pergalės bei patyrė 4 pralaimėjimus. Prieš Gytis Rutavičių prasižengė 11 numeris Edgaras Želionis. Tai yra pirmoji šio krepšininko pražanga bei pirmoji komandinė Barsi ekipos pražanga. Hughes pradės ataką ir ieško atsidengusių žaidėjų. Čia Čepukaitis atskuba į pagalbą. Taigi vietinėme čempionate Barsi kol kas nusileidžia pirmaujančiai Astanos ekipai, kuri yra čempionato lyderė per 12 varžybų nepatyrusi ne vienos nesėkmės. Ir Astanos ekipa puikiai pažįsta ir Lietuvos krepšinio mėgėjai besidomintys vieningosios lygos rezultatais, kadangi būtent šioje lygoje rungtyniauja Astanos ekipa. Dabar greitas išpuolis Maceina. Bandė pelnyti 2 taškus, bet čia lyg supermenas aukštai iššokęs Želionis nublokuoja Maceinos bandymą įmesti taškus ir nieko nepešė, turi grįžti į gynybą. Pasvaliečio čia 17 numeris Sviridovas. Uzbekistano pilietis deda kamuolį iš viršaus ir išveda savo komandą į priekį rezultatu 2-0. Dar viena klaida, po kurios kamuolį
eilinį kartą šiandieną praranda Pasvalio Pieno Žvaigždės. Taigi per 2 minutės ir 5 sekundės kol kas nesiseka rinkti taškų ir nesiseka surengti sėkmingų atakų. Andrėjus Andropovas pradeda savo komandos išpuolį ir kol kas chaotiškas Pieno Žvaigždžių ekipos žaidimas. Prieš rungtynes kalbintas Mindaugas Lukošius, kalbėdamas apie Kazachstano ekipą, teigia, jog šiandien jo komandai gali būti gana sunku nusiteikti, kadangi kazachstaniečiai, kaip ir buvo minėta, pralaimėjo Pieno Žvaigždėms 36 taškų skirtumų, bet to pralaimėjo netokioms stiprioms ir Palangos ekipai bei Estų bei Latvių klubams, o čia 13 numeris Jaroslavas Kripecas pataiko tritaškį metimą, pirmasis tolimas šūvis šios dienos varžybose ir jau 5-0 pralaimi šeimininkai. Trevano Hughes atsakymas toks pat efektingas ir toks pat taiklus. Pirmasis ir šeimininkų tritaškis. Andropovas perduoda kamuolį Kripecui, Kripecas veržiasi arčiau krepšio. Želionis žaidžia atsitraukęs toliau nuo krepšio ir šį sezoną Edgaras Želionis yra vienas iš savo komandos lyderių, vidutiniškai BBL čempionate pelnantis po 12 taškų, bei atkovojantis po 8 kamuolius. Dar vienas greitas Pasvalio Pieno Žvaigždžių išpuolis, šį kartą kamuolį vos sugraibo Viksas po Sirutavičiaus perdavimo ir tenka viską pradėti iš naujo ir lėtesnė pozicinė ataka. Hughes ieško atsidengusių komandos draugų, jų neranda, nusprendžia veržtis vienas ir išprovokuoja vieną iš kazachstaniečio pražangą ir būtent asmeninė pražanga įrašoma tritaškį prieš keletą akimirkų pataikiusiam Jaroslavui Kripecui. Kol kas netokia rezultatyvi rungtynių pradžia per sužaistas 3 minutės ir beveik 30 sekundžių Pasvalio Pieno Žvaigždės. Be to Trevano Hugheso tritaškio metimo daugiau nieko nesugebėjo doro nuveikti. Gytis Sirutavičius ieško atsidengusių žaidėjų. Čia pat vėl tas pats Hughes buvo ties galinė linija. Viksas bando žaisti arčiau krepšio, nusprendžia atakuoti pats ir netaiklus metimas. O kasgi čia dar viena pražanga, ji bus įrašyta 17-ajam svečių numeriui, aukštaūgiai Dmitrijui Sviridovui, aukščiausias savo komandos žaidėjas, 2 metrai ir 12 centimetrų. Ir Sviridovas praėjusią sezoną žaidė Slovėnijoje, Poželos klube, taipogi jam teko rungtyniauti ir Baltarusijoje. Na, žinoma, Kazachstano ekipoje žvaigždžių nerasime ir daugelis žaidėjų gali iš viso būti pirmą kartą girdimi mūsų šalies krepšinio aistruoliams. Edgaras Želionis yra vienas iš garsesnių veidų. Taipogi besidomintiems krepšinio aktualiomis gali būti girdėtas ir 7-asis. Tai yra 9-asis numeris, kuris šiandieną nežais, Frederikas Zambalistas. Būtent šis krepšininkas rungtyniaujo Pieno Žvaigždžių ekipoje prieš keletą sezonų. O dabar pirmoji minutės pertraukėlė, kurios prašo Mindaugas Lukošius. Rezultatai esant 3-5. Grįžtame į aikštelę po Mindaugo Lukošiaus paprašytos minutės pertraukėlės. Prieš ją rezultatą švieslentėje buvo ir yra 3-5. Lukošiaus komanda atsilieka 2 taškais ir Kazachstano ekipa savo rankose turi šansą padidinti savo turimą persvarą dar keletą taškelių. Taigi prieš minutės pertraukėlę minėjau, jog vienas iš Kazachstano ekipos žaidėjų, 9-asis numeris amerikietis Frederikas Zambalistas žaidė Pieno Žvaigždžių komandoje. Tai buvo prieš keletą sezonų, kuomet Pieno Žvaigždžių ekipa rungtyniavo žemesnėje nacionalinėje krepšinio lygoje. O čia Sviridovas, dar 2 šio krepšininko taškai, rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas Sviridovas pelno 4-ąjį savo komandos tašką ir tai yra 7-asis jo komandos taškas.
Svečių persvara didėja iki 4 taškų. Sirutavičius. Jo, pirmasis šūvis iš toli, nepataiko Sirutavičius. Buvęs LKL snaiperis 2009-aisiais laimėjo, atsiprašau, 2007-aisiais Gytis Sirutavičius laimėjo LKL snaiperio konkursą ir įrodo, kad turi taiklę ranką, tačiau šiandieną jo tritaškio kol kas nematėme. Po nedidelių ginčių kamuolys turėtų atitekti šeimininkų ekipai, keičiasi 2 žaidėjai Lukošiaus komandos gretose. Maceina bei Čepukaitis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Išeina 4-asis numeris Belevičius bei 24-asis Jansi Gates. Dar vienas legionierius iš JAV. Iš viso Pieno žvaigždžių ekipa turi 3 legionierius ir Jansi Gates yra aukščiausias iš jų. 23 metų aukštaūgis. Prieš atvykdamas į Europą į Pieno žvaigždžių ekipą rungtyniavo Cincinnati koledže. 4 metus praleido ir Pieno žvaigždžių ekipa Gatesui yra pirmoji tarptautinė stotelė. Želionis atkovoja kamuolį po netaiklaus Bikso bandymo pelnyti 2 taškus. Šiandieną Biksui nesiseka atakuoti nuo vidutinio nuotolio zonų, o čia 88-asis numeris svečių žaidėjas Dietlovskis žaidžia su Sviridovu. Vėl Dietlovskio rankose kamuolys ir dar vienas taiklus Barsi ekipos tritaškis. Rezultatas tampa 10-3 per sužaistas pirmasis 5 ir 25 sekundės pirmajame kėlinyje. Sirutavičius varinėjasi kamuolį ties tritaškio ribą, nusprendžia perduoti Hughes. Hughes Biksui, iš Bikso rankų kamuolį išmuša Andropovas, o štai ir vienintelis šiandieną žaisantis amerikietis Barsi ekipos gretose 7-asis numeris Krisas Makyčinas. Taipogi daugybės tarptautinių stotelių neturėjęs, prieš Barsi ekipą rungtyniavo Norfolk State koledže. Pradeda Pasvalio Pieno žvaigždės dar vieną savo ataką, pasirodė aikštelėje ir 7-asis šeimininkų žaidėjas Mantas Ruikis. Didelę patirtį turintis žaidėjas, rungtyniavęs daugybėje LKL komandų ir jas visas išvardinti prireiks keletos rungtynių atakų, galbūt kada vėliau. Andropovas pradeda ataką kartu su Dietlovskiu. Dietlovskis arčiau krepšio Sviridovui, dar kartą bando žaisti Sviridovas, čia po švilpuko dar sudrebino krepšio konstrukcijas galingų dėjimų, aišku, jis nebus įskaitytas. Teks pradėti ataką iš naujo ir pagal komandinių pražangų skaičių kol kas lyderiauja kabutėse svečiai 3-1. Tai buvo pirmoji Pieno žvaigždžių komandinė pražanga, įrašoma 24-ajam numeriui Jansi Gatesui. Ieško atsidengusių žaidėjų Andropovas, čia pat Makyčinas veržiasi arčiau krepšio, greitas žaidėjas, 2 taškai ir pražanga. Sirutavičius pasimauna ant greito Kriso Makyčino išpolio ir dabar tik skėsčiodamas rankas gali žiūrėti rungtynių arbitrą, nes teisėjas Švilpukas užfiksavo neleistiną žaidimo epizodą, kuris tikrai negali būti ginčytinas. Aikštelė pasirodo dar vienas naujas veidas, 21-asis numeris Jevgenijus Isakovas. Kriso Makyčino baudos metimas yra taiklus ir rezultatas didėja iki 3-13, taigi šiokį tokį knockdowną nuo pat rungtynių pradžios siunčia Pieno žvaigždės svečiai iš Kazachstano. Barsi ekipa. Hughes ties pražangos puolime ribą žaidė Hughes, teisėjai nefiksavo jos, o čia Belevičius užmina ant šoninės linijos ir dar viena Pieno žvaigždžių komandos klaida. Daug klysta šiandieną šeimininkai. Galbūt teisus buvo Mindaugas Lukošius, sakydamas, kad nusiteikti žaisti prieš Kazachstano ekipą jo krepšininkams gali būti sunku. Tačiau pergalės kaip niekad reikia Pieno žvaigždžių ekipai, norint galvoti toliau apie sėkmingą pasirodymą BBL čempionate. Priminsiu, kad Baltijos krepšinio lygos formatas yra toks: po top 16 grupių etapo seks ketvirtfinalį mačai ir į ketvirtfinalį išeina po 2 geriausias 4 grupių ekipas, kol kas pagal savo turimą rezultatą. Pieno žvaigždės yra ant 4-oje, 3-oje vietoje ir nusileidžia Juventus klubui bei Narvos Trans ekipai iš Estijos. Taigi teks paplušėti Mindaugo Lukošiaus armijai, norint patekti į kitą Baltijos krepšinio lygos etapą. Po Kazachstano ekipos klaidos Trevonas Hughes kartu su savo komandos draugais pradeda dar vieną ataką. Sirutavičius varinėjasi kamuolį ties tritaškio riba.
Čia vėl savo rankose saugiai laiko Hughes, verčiasi arčiau krepšio, Ruikis bando savo laimę iš toli ir taiklus Ruikio metimas, o čia ir Paulius Belevičius vos neperima kamuolio iš Andropovo rankų. Aišku, negali visuomet nesisekti Pieno žvaigždžių snaiperiams pataikyti iš toli ir po dar vieno šeimininkų tritaškio švelninamas rezultatas iki 6-13. Netaiklus Andropovo tritaškis, galimybė surengti greitą ataką. Sirutavičius iš pradžių pašokdina vieno iš svečių žaidėjų, o paskui ir išprovokuoja Kriso Makyčino pražangą. Tai yra 4. Barsi komandinė pražanga, o čia dar vienas žaidėjas aikštelė, kuris nerungtyniavo šiandieną. 10 numeris Tuliau, Rostemas Tuliau. Visą savo karjerą, kuri trunka dar tik keletą metų, rungtyniaujantis Atyrau Barsi ekipoje, jam yra 22 metai. Hughes gražus perdavimas su Ruikiu ir pastarasis pelno dar 2 taškus, 5 iš eilės Ruikio taškai ir šeimininkų deficitas mažėja iki 5 taškų, rezultatas yra 8-13. Įsižaidžia po truputėlį Mindaugo Lukošiaus krepšininkai ir Barsi ekipa jau ne vienoje atakoje pademonstruoja, kad pradžioje demonstruotas puikus puolimas stringa varžovų gynyboje. Aišku, pasinaudojant, matyti netikėtumo faktorių, o čia jau šou elementai aikštelėje. Šiek tiek ant stoka rodyti tokius įspūdingus perdavimus ir Sirutavičius nesuprato, ką norėjo dabar padaryti Hughes ir Hugheso perduotas kamuolys skrieja už galinės linijos, taigi nieko nepavyko išpešti šios atakos metu, o iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka kiek mažiau negu 2 minutės. Rezultatas išlieka tas pats, 8-13. Tuliau žaidžia dabar, bandė žaisti su 15 numeriu Matikėčiu, nieko neišėjo. Dar viena greita šeimininko ataka ir po Belevičiaus perdavimo laisvas atsidūręs po krepšiu Sirutavičius įmeta 2 taškus. Ir čia jau Skrypeco paprašyta minutės pertraukėlė. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Bring the action. Eduardas Skrypecas prieš keletą akimirkų paprašė minutės pertraukėlės, kadangi Pieno žvaigždžių ekipa surengė spurtą 7-0 ir dabar švieslentėje degantis rezultatas yra malonesnis vietiniai publikai. 10-13, tik 3 taškais atsilieka Pieno žvaigždžių komanda ir sėkmingesnis žaidimas, geresnė gynyba lėmė tai, jog būtent ir įvyko tas minėtasis spurtas. Sirutavičius paskutinėje atakoje laisvas iš po krepšio įmetė taškus ir toks vaizdas, kad užmiršo, kaip sėkmingai pulti Barsi ekipa, nes ne vienoje atakoje labai lengvai iš jų iškrapšto kamuolį Pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. Čia dar vienas epizodas, kuomet ties klaidos riba žaidžia svečiai ir galų gale Krisas Makyčinas nutraukė savo komandos tuščių atakų seriją ir įmeta dar vieną tolimą šūvį. Tai jau yra 3. svečių komandos tritaškis, o čia teisėjai dabar bando sutarti, kas buvo, nes vienas rungtynių arbitras fiksavo pražangą puolime šeimininkams, o kitas užfiksavo gynybinio stiliaus pražangą. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad laimėjo arbitras, kuris nusprendė, kad buvo pražanga prieš vieną iš šeimininkų komandos žaidėją. Barsi ekipai tai turėtų būti 5. komandinė pražanga, o prasižengė 21 numeris Jevgenijus Isakovas. Tai yra 1. šio krepšininko pražanga. Abiejose ekipose visi krepšininkai, kurie yra prasižengę, tai yra padarę tik po 1 kartą. O Gytis Sirutavičius, naudodamasis tuo, jog Barsi komanda turi daugiau negu 4 komandinės pražangas, stoja prie baudų metimo linijos. 1. Sirutavičiaus metama bauda nėra taikli ir antrasis šūvis kiek tikslesnis, 11-16 po šio Sirutavičiaus metimo ir
komandos grįžta į dar vieną ataką. Čia 88 numeris Dietlovskis nepataiko tritaškio metimo. Pastarosiomis atakomis tik tritaškis bando savo laimę Barsi ekipa, o čia Paulius Belevičius greitas išpuolis, po kurio rezultatas vėl švelnėja iki tų pačių 3 taškų, kurie buvo prieš keletą akimirkų. 15 numeris Matikėvičius žaidžia su 21 Isakovu, vėl Dietlovskis. Užspausti dabar visi krepšininkai svečių gretose, aukštai pašokęs Hughes yra apkaltinamas pražanga prieš 7 numerį Makyčiną ir Makyčinas galės papildyti savo turimą taškų kraitį, stodamas prie baudų metimo linijos. Makyčinas šį sezoną nedažnai atakuoja nuo šio žaidimo komponento, bet kai jis tą daro, jis tai dažniausiai daro gana taikliai. Pirmoji Makyčino bauda skrieja pro šalį, antrasis bandymas padidinti savo turimos komandos persvarą pasiseka, taigi 17-13 ir lieka 40 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Hughes, greitas žaidėjas, bando verštis arčiau krepšio, tačiau vėl nieko nesuradęs, perduoda jį toliau prie tritaškio stovėjusiems komandos draugams. Belevičius. Prieš jį dabar prasižengė Krisas Makyčinas, praėjusios atakos herojus. Nenori su to sutikti žaidėjas iš JAV, tačiau sprendimas buvo priimtas ir tai yra antroji šio žaidėjo pražanga. O Paulius Belevičius turėtų stoti prie baudų metimo linijos. Belevičius šiandieną yra pelnęs 2 taškus, puikiai galimybė ir toliau didinti savo turimą taškų kraitį. Ir 13-17 Belevičiaus rankose galimybę sumažinti savo komandos deficitą iki 2 taškų. Na, kalbant apie pieno žvaigždžių pasirodymą šio sezono Baltijos krepšinio pirmenybėse, galima teigti, kad iki praėjusios savaitės jis buvo tiesiog tobulas, kadangi per pirmojo etapo reguliaraus sezono dvikovas iš 8 rungtynių pieno žvaigždės nepralaimėjo ne vienu ir savo grupėje užėmė 1 vietą. Ir kaip jau buvo minėta, top 16 grupės etape jau yra patyrę vieną nesėkmę Mindaugo Lukošiaus armija. Vietinėje krepšinio lygoje, Lietuvos krepšinio lygoje netaip gerai sekasi pieno žvaigždėms. Per 12 rungtynių buvo pasiektas 6 pergalės, o čia Jansi Geitas, pabėgęs vienas nuo visų varžovų, pelno 2 taškus po Sirutavičiaus perdavimo ir lieka vos 1 sekundė iki kėlinio pabaigos. Netaiklus 21 numerio Isakovo metimas, kuriuo yra vainikuojamas pirmasis kėlinys, po kurio 17-17 lygų. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Taigi po pirmųjų 10 minučių rezultatas lygus ir Mindaugo Lukošiaus krepšininkai sugebėjo rungtynių pirmojo ketvirčio pabaigoje išlyginti rezultatą. Ketvirtis klostėsi gana įdomiai ir dinamiškai. Vienu metu Barsi ekipa turėjo 10 taškų persvarą, kuomet rezultatas buvo 3-13. Tačiau matyt po to šalto dušo ir paprašytos Mindaugo Lukošiaus minutės pertraukėlės
atsakė į visas problemas Pieno Žvaigždės su sėkmingais išpuoliais ir geresniu darbu gynyboje. 15 šeimininkų numeris Šarūnas Vasiliauskas pirmą kartą pasirodo šios dienos varžybose. Žaidėjas, kuris sezoną pradėjo Rusijoje, rungtyniaudamas Algirdo Brazio treniruojamoje ekipoje. Neužsibuvo ten nei Brazys, nei Vasiliauskas, nei dar vienas lietuvis Valukonis ir teko grįžti į įvairius klubus šiems visiems žmonėms. O Vasiliauskas pasirinko Pieno Žvaigždžių ekipą, kurioje dabar ir matome jį. 4 numeris Belevičius prasižengė prieš Skrypecą, neišlaikė Belevičius, kepštelį per rankas Kazakstano klubo žaidėjui. Puikus gynėjas yra Belevičius, 24 metų, rungtyniavęs Jonavos, Aisčių Nevėžio klubose, o Pieno Žvaigždės yra dar viena šio krepšininko stotelė. Taipogi buvo ir Lietuvos jaunių rinktinės narys, o čia netaiklus Andropovo dvitaškis, ne pirmą kartą netaikliai šaudo pro šalį Andropovas ir šeimininkai turi puikias galimybės įsiveržti į priekį pirmą kartą šios dienos varžybose, kadangi nuo pirmųjų minučių sąlygas aikštelėje diktavo Kazakstano ekipa ir tik pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje pavyko išlydyti svarstyklių pusės. Belevičius perduoda kamuolį arčiau buvusiam Geitsui. Geitso dvitaškis pakibėjus ore yra taiklus. Ir Pieno Žvaigždės jau laimi 19-17. Pirmajame kėlinyje yra sužaista 1 minutė. Pradeda strigti puolime Barsi ekipa. Daug neužtikrintų perdavimų. Bandymas žaisti ties tritaškio linija nesėkmingas. O čia 15 numerio vadinimo Matiukėvičiaus metimas nėra taiklus, tačiau prieš tai sekė pražanga, kuri bus įrašoma 24-ajam šeimininkų numeriui žaidėjui šef Jansi Geitsui. 15 numeris Vadimas Matiukėvičius savo karjerą praleido įvairiose Rytų Europos klubuose, rungtyniavo Grodno 93 klube Baltarusijoje, po to sekė ir dar vieną stotelę toje pačioje šalyje Svislocho klubas bei klubai Ukrainoje, Ferozenet TU bei Mikolajevo su Mikhiprom ekipos. Taigi nenutolo per daug nuo geografinių regionų šis žaidėjas ir karjerą tęsė dar vienoje panašaus pajėgumo ir lygų ekipoje Kazakstane, Tyrau Barsi. Vasiliausko pirmasis epizodas žaidybinis šios dienos varžybose nėra sėkmingas. Nepataiko Vasiliauskas, po to ir Geitsas nesugeba pataisyti tinkamai kamuolio, kad šis įkristų krepšį. Andropovo ir jo komandos naujoji ataka. 21 numeris Isakovas perduoda Getlovski. Vėl eilinį kartą stringa kazakstaniečiai, ieško sudengusių žaidėjų. Čia vėl Isakovas bando savo laimę iš toli ir eilinį kartą nepataiko svečiai, kurie yra priversti žaisti visas rungtynes išvykos, kadangi sunku būtų į ekipoms keliauti į Kazakstaną. Pavyzdžiui, nuo Pasvalio iki Atyrau miesto yra 2700 km ir tai jau primintų NBA klubų kelionės nuo vienos pakrantės į kitą, o čia pirmoji šiurkštesnė pražanga šios dienos varžybose prieš 4 numerį Andrėjų Andropovo, o prasižengė 5 numeris Tairelas Biksas, kuriam be viso ko įrašoma ir nesportinė pražanga, taigi pirmasis rimtesnis rungtynių incidentas. Gerai, kad nekyla pykčių tarp abiejų komandų, visi susitarė draugiškai. Ir 2 Andrėjaus Andropovo baudų metimai, po kurių vėl gali sugrąžinti persvarą savo ekipai. Pasinaudojo šią privilegiją Andropovas, pirmoji jo mesta bauda yra taikli ir dar savo rankose kamuolį turės svečių ekipa. Kiek lėtesnė rungtynių pradžia ir gana vangiai rungtyniauja ekipos. Pirmajame kėlinyje iš vis užmygus atrodė Pieno Žvaigždžių ekipa, kuri atsainiai gynėsi ir puolė ir tik paskutinėmis minutėmis primena tą geresnį žaidimą demonstruojančią ekipą, kuri ir buvo šiame sezone. Prieš keletą akimirkų minėjau, kaip sekasi Pieno Žvaigždėms Lietuvos krepšinio lygoje. Per 12 rungtynių 6 pergalės ir... O čia Jaroslavas Skripecas pelno 2 taškus ir didina savo komandos persvarą iki 4 taškų, 23-19. Dar vienas Vasiliausko išpuolis labai netaiklus, o čia
traumą patiria Vasiliauskas, bent jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, sunkiai bando paeiti per rungtynių aikštelę, tačiau atrodo, jog krepšininkų terminais sakant, išsivaikščios tą skausmą. Vasiliauskas visgi jį keičia. Mindaugas Lukošius, nenorėdamas rizikuoti tolesnę Vasiliausko ateitimi Pieno žvaigždžių ekipoje. Pasirodo 9 numeris Gediminas Maceina, žaidėjas, kurio karjeros stotelės krypo į įvairius klubus. Vienu metu teko rungtyniauti Kauno Žalgirio dublerių, po to sekė Neptūno, Nemėžio, Šiaulių, Rūdupio, Techaso ekipos Juventus. Klubas, su kuriuo Maceina iškovojo BBL iššūkio taurę. O dabar nusistovėjo karjeros etapas ir Pieno žvaigždžių ekipoje. Andropovas, dar vienas šio krepšininko bandymas, daug ir drąsiai atakuoja šis žaidėjas, nors ne visada taip, kaip norėtų jo treneris Eduardas Kripecas. Gražus Ruikio perdavimas Biksui ir Biksas pelno 2 lengvus taškus, 21-23 per sužaistas 3 minutės antrajame ketvirtyje. Andropovas pradeda eilinę savo komandos ataką. Aikštelėje po keletos akimirkų išvysime Edgarą Želionį. Pražangą puolime fiksuoja vienas iš rungtynių arbitrų. Ir tai yra pirmoji komandinė Barsi komandos pražanga. Ir kamgi jį bus įrašyta, jį rašoma 21 numeriui. Jevgenijui Isakovui. Kurį laiką nerungtyniavęs Želionis grįžta į aikštelę, naudingas savo komandos narys, pelnantis nemažai taškų, 12 kiekvienose varžybose ir dar sugebantis atkovoti po beveik 8 kamuolius kiekviename mače. Taigi tikras komandos lyderis ir Želionis yra rungtyniavęs Prienų Rūdupio ekipoje bei Lietuvos jaunimo rinktinėse, o dabar pasuko karjerą ir į Kazakstano stepes. Čepukaitis sužingsniuoja, vienas iš šeimininkų aukštaūgių. Kol kas nesėkmingai įsiliejo žaidimą Čepukaitis, rungtyniavęs truputį pirmajame kėlinyje ir dabar po ilgesnės pertraukos grįžęs iškart suklysta. Andropovas. Vėl su kamuoliu Andropovas, jį patikimai gina Maceina, net neleisdamas pagalvoti apie koridorių arčiau krepšio. O Čepukaitis dabar žiūri į rungtynių arbitrą, nesuprasdamas, kas čia buvo, ir pražanga bus įrašoma būtent šiam žaidėjui. O už kalbas dar ir teisėjas perspėjo Vaidą Čepukaitį, jog gali sekti ne tik paprasta, bet ir techninė pražanga, jeigu ir toliau reikšti savo pretenzijas. 15 numeris Matiukėvičius bando žaisti arčiau krepšio, jam tai nepavyksta. O viskas baigėsi tuo, kad Dietlovskis sužingsniuoja ir viską vėl siunčia iš naujo Pieno žvaigždžių ekipai, kuri gali pradėti dar vieną savo išpolį. 4 minutės sužaistos jau yra beveik antrajame ketvirtyje ir Maceina ieško atsidengti su savo komandos draugų. Čepukaitis bando statyti patikimą užtvarą, žaidimas 2 prieš 2 nepavyko. Biksas renkasi ne tokį komandišką, tačiau efektyvų sprendimą ir po Bikso dvitaškio rezultatas vėl yra lygus 23-23. Nepavyksta niekaip atitrūkti ir susikurti patikimesnės persvaros Pieno žvaigždžių ekipai. Per pirmasias rungtynes 2 kėlinius lygų su lygiu kovojusi Barsi ekipa pralaimėjo prie kitus 2, o čia Želionio efektingas epizodas, 3 taškai ir po Želionio 3 tašką vėl persvarą turi Kazakstano krepšininkai, kurie dar gali savo turimą persvarą padidinti iki saugesnės per vieną ataką nepasiekiamos persvaros. tą bandė padaryti Andropovas, tačiau eilinį kartą nekrenta šiam žaidėjui metimai, o čia ir pražanga, kuria yra baudžiamas 5. numeris Tyrelas Biksas. Tai jau yra 5. Pieno žvaigždžių komandinė pražanga. Buvo prasižengta prieš lietuvį Edgarą Želionį, kuris stoja prie baudų metimo linijos. Dar 2 taškai, kuriuos galės surinkti Edgaras Želionis. Pirmoji metama bauda yra taikli, 4. iš eilės Želionio taškas. Šį sezoną Želionis metė 51 baudą, pataikė 33. Gana stabilus metimo procentas, turint omenyje, kad Želionis yra priekinės linijos žaidėjas. O kaip jau įprasta krepšinėje, ne visuomet priekinės linijos žaidėjai pasižymi taiklią rankelę nuo šio žaidimo komponentas. Krypecas nenusileidęs ant žemės pagauna kamuolį ore ir dar pelno 2 taškus. Vėl kiek nutrūksta Barsi ekipa nuo savo oponentų Pieno žvaigždžių komandos ir 6 taškų persvarą turi svečiai. Iš karto ruošia priešnuodį prieš sėkmingus svečių išpuolius Lukošius, įleisdamas į aikštelę pirmąjį numerį Trevoną Hughdžą.
Biksas vėl bando žaisti kartu su komandos draugais. Belevičius metimas nėra taiklus. Ir per pastarąsias keletą akimirkų išryškėja drausmingesnis Kazachstano žaidimas. Daugiau komandinių veiksmų. Čia dar vienas Krypeco bandymas pelnyti taškus. Jam tai padaryti nepavyksta, o kamuolys palieka aikštę nuo 17 numerio Sviridovo rankos žaidėjo iš Uzbekistano. Grįžta aikštelė Krisas Makyčinas. Ir dabar skelbima minutės pertraukėlė, kurios paprašė Mindaugas Lukošius. Sekančias rungtynes Pieno Žvaigždės namuose žais antradienį, sausio 29 dieną, 18 val. Tai bus Lietuvos krepšinio federacijos taurės varžybos. Pieno Žvaigždės susitiks su Šiaulių Šiauliais. Antradienį 29 sausio Pieno Žvaigždės Šiaulių Šiauliai 18 val. Eina į pabaigą Mindaugo Lukošiaus paprašyta minutės pertraukėlė, prieš kurią ir dabar rezultatas yra 29-23. Iki antrojo ketvirčio pabaigos lieka žaisti 4 minutės ir 30 sekundžių. Pieno Žvaigždžių ekipai nesiseka rasti savojo žaidimo šios dienos rungtynėse, būtent pirmoje jų dalyje. Ir turės apie ką pašnekėti su savo komandos auklėtiniais per didžiąją pertrauką Mindaugas Lukošius. Šiek tiek kitokių nuotaikų turėtų būti Eduardas Krypecas, jo komanda rungtyniauja gana neblogai ir būtų galima pagalvoti apie tą vienintelę ir pirmąją pergalę top 16 grupių etape. Žinoma, menka paguoda, kai tavo komanda nepatenka į kitą etapą ir yra pralaimėjusi beveik visas varžybas. Mantas Ruikis dabar išsimeta kamuolį po kiek netikslios savo draugų atakos. Trevonas Jūžas su kamuoliu renkasi atakos sprendinį, kurio smaigalėje buvo jis pats, metė nuo 3 taškų metimo linijos, nepataiko tritaškio ir tenka eilinį kartą grįžti į gynybą. Želionis žaidžia toli atsitraukęs, universalus žaidėjas, galintis rungtyniauti tiek po krepšiu, tiek ir toliau, o Krypecas aktyvus Kazachstano Atyrau Bars ekipos žaidėjas veržiasi arčiau krepšio ir išprovokuoja dar vieną pražangą, kuria yra baudžiamas 14 numeris aukštaūgis Vaidas Čepukaitis. O Krypecas ir toliau renka taškus savo komandai. Šis žaidėjas kol kas Kazachstano Stepių ekipos yra rungtyniavęs ir Ukrainoje, Odesos bei Chimiko Dula ekipoje. Taigi kol kas nėra pasiekęs savo karjeros piko, kaip taip galima sakyti, turint omenyje į komandos, kuriuose jis rungtyniavo. Tačiau šiandien įrodo Krypecas, kad yra neblogas žaidėjas, galintis ir pataikyti ir veržtis arčiau krepšio. Ruikis su kamuoliu, perdavimas Biksui, Maceina veržėsi arčiau krepšio, bandė jį perduoti Ruikiui, tačiau viskas baigėsi tuo, kad galų gale yra prarandamas kamuolys ir dar viena šeimininkų klaida. Grįš į aikštę ir 14 numeris Sirutavičius. 11 numeris Gytis Sirutavičius, kuris išeina į aikštelę vietoj 7-ojo Manto Ruikio. Reikia Sirutavičio taiklių tritaškių per pirmasias varžybas. Prieš keletas savaičių Sirutavičius pataikė tik į vieną tolimą šūvį. Šiandieną reikia daugiau ir daugiau taiklių metimų ne tik iš toli, bet ir iš kiek arčiau, kadangi Pieno žvaigždėms nesiseka pulti. Andrėjus Andropovas perduoda kamuolį Želioniui. Želionis atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pelno dar 2 taškus. 7 Želionio taškas, o rezultatas didėja iki 32-23. Grįžta prie rekordinių aukštumų Atyrau Bars ekipa. Vienu metu turėjusi 10 taškų persvarą vėl gali grįžti prie to, jog laimi dviženklę persvarą svečiai. Biksas mažina šias mintis ir pelno dar 2 taškus. Sėkmingai atakuoja iš vidutinio nuotolio Biksas, o Sirutavičius vos neperėma kamuolio. 25-32 ir iki antrojo ketvirčio pabaigos lieka 2 minutės 46 sekundės. Krypecas ir kompanija gali pradėti dar vieną savo komandos išpuolį. Želionis su kamuoliu.
Perduoda į patikimesnės Skripecą rankas. Andropovas nesiseka šiandieną Andropovui atakuoti iš įvairių nuotolių. Dar vienas šio krepšininko bandymas ir pagaliau pataiko Andropovas, sugrąžindamas dviženklę savo komandos persvarą 35-25. Nesiseka Pieno žvaigždėms ir labiausiai jiems reikalai nesiklosto puolime, kur stringa kiekvienos atakos metu. Gynyba dar netokia prasta, tačiau toks vaizdas, kad užmygę rungtyniauja pasvaliečiai, reikia naujų jėgų, reikia naujų derinių, reikia naujų šviežių veiksmų puolime, kurie padėtų sugrąžinti rungtynių status quo į Mindaugo Lukošiaus armijos gretas. Biksas veržiasi arčiau krepšio, individualiais veiksmais šiandieną Biksas renka taškus ir padeda savo komandai artėti prie Barsi ekipos, neleisti nutolti jai taip, kad paskui kiltų labai didelių bėdų. Krisas Makyčinas, šio krepšininko bandymas pelnyti taškus nesėkmingas. Sviridovas atkovojo kamuolį ir kala jį iš viršaus. Antrasis dėjimas iš viršaus Sviridovo rankų ir vėl grąžinamas dviženklis pranašumas. Aukštaūgis 2,12 m žaidėjas, kuris, kaip jau minėjau, praėjusį sezoną rungtyniavo Poželos klube Slovėnijoje. Čepukatis nesiskai jam sakyti užtvarą Maceinai. Vėl eilinis Bikso išpuolis ir tik Biksas šiandieną žaidžia pasvaliečių komandos gretose. Toks vaizdas susidaro, kadangi ne pirmoje atakoje Biksas imasi iniciatyvos ir užbaigė kiekvieną iš savo komandos išpuolių taikliais metimais iš vidutinio nuotolio. Suklysta kazakstaniečiai ir suteikė šeimininkams dar vieną progą, kiek sušvelninti situaciją. Trevonas Žiūžas su kamuoliu. Vienas iš naudingiausių šio sezono Pasvalio ekipos žaidėjų, kurio karjera buvo pasukusi ir į Rygos Vets klubą, rungtyniavo ir vasaros lygoje NBA už Houstono Rockets komandos garbę, tačiau nepavyko įsitvirtinti NBA ir teko grįžti į Europą. Skripecas atkovojo kamuolį, neleidžia net pagalvoti apie atšokusį kamuolį vienam iš Pasvalio ekipos žaidėjų ir prasidėjus paskutiniai antrojo ketvirčio minutėje rezultatas yra 29-37. Laimi tie patys svečiai iš Kazakstano Tyrau Barsi ekipa. Andropovas. Vėl ruošiasi kažką sumanyti Andropovas, nesiryžta atakuoti. Tai daro Skripecas nesėkmingai ir atsikovoja kamuolį. Pasvaliečiai bando surengti greitą išpuolį. Čia pat jį stabdo Dmitrijus Sviridovas, matydamas, kad Macina buvo ties pavojinga atakos riba, o minutinės pertraukėlės prašo Eduardas Skripecas, Tyrau Barsi treneris. Grįžtame į aikštelę po Eduardo Skripeco paprašytos minutės pertraukėlės. Jo auklėtiniai rungtyniauja šiandieną sėkmingai, turi 8 taškų pranašumą ir iki antrojo ketvirčio pabaigos lieka 32 sekundės ir 50 jos dalys. Galės suremti dar vieną išpuolį Mindaugo Lukošiaus armiją, kadangi jų rankose yra kamuolys. Na, rezumuojant pirmąją rungtynių dalį, pirmasis 20 minučių, galima teigti, kad Pieno žvaigždžių ekipai reiktų pagalvoti apie geresnį komandinį žaidimą antrojo rungtynių dalyje, kadangi tik Kairelas Biksas sėkmingai renka taškus. Čia dar vienas šio krepšininko išpuolis, tritaškis metimas ir kitų žaidėjų indėlio labai trūksta juodaodžio žaidėjo komandai. Ne kartą jam teko imtis iniciatyvos puolime ir užbaigti kiekvieną iš etapų. Eduardas Andropovas, greitas žaidėjas, ne visada tikslus, tačiau sugeba perduoti komandos draugų kamuolį. Ir viskas baigėsi tuo, kad Jevgenijus Isakovas vainikuoja pirmąją rungtynių dalį tritaškių metimų, gana sunkiu, ir
po pirmųjų 20 minučių Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai atsilieka rezultatu 40-32. Susitiksime po 15 minučių. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Grįžtame į varžybas po didžiosios pertraukos, iki kurios pabaigos lieka 1 minutė ir trumpai reziumuojant pirmasias 20 minučių, kurios buvo sužaista, galima teikti, kad antrajame kėlinyje paleido rungtynių vadžias iš savo rankų Mindaugo Lukošiaus krepšininkai ir jį pralaimėjo 15-23. Dabar yra priversti vytis varžovus iš Kazachstano Atyrau Barsija ekipą ir ganėtinai daug tritaškių metimų praleido šeimininkai, varžovai pataikė 6 bandymus ir tie tolimi metimai buvo tas faktorius, kuris leisdavo vis atitrūkti. Tuomet, kai Pieno Žvaigždžių ekipa atrodė jau yra be perlaužianti rungtynių eigą į savo rankas. Komandos netrukus įžengs į aikštelę, Atyrau Barsija ekipa jau tai padarė, o Mindaugas Lukošius dar duoda paskutinius nurodymus. Žinoma, reikia daug ką keisti žaidime, kuris buvo nemalonus, sakė, per pirmasis 20 minučių ir toliau taip žaidžiant. Galima prisižaisti iki to, kad patirs antrąją nesėkmę top 16 turnyre Baltijos krepšinio lygoje Pieno Žvaigždžių komanda, o žvarstyti pergalės tokiai ekipai kaip Barsi būtų tikrai per didelė prabanga, turint omenyje tai, kad per 5 iki tol žaistas Barsi rungtynes jį neiškovojo ne vienos pergalės, taigi tiesiog būtų atiduotas suvenyrinė pergalė ir Atyrau komanda į Kazachstaną galėtų grįžti su šiek tiek pakelta galva. Mantas Ruikis, pirmasis jo žaidimo epizodas trečiajame kėlinyje ir iš karto seka 3 taškai. Tai jau yra 8-asis Manto Ruikio taškas ir jis savo komandoje yra antras pagal rezultatyvumą, nusileisdamas tik 13 taškų pelniusiam Tyrelui Biksui, kuris buvo tas žaidėjas vis patempinti savo komandą, kuomet atrodė, jog reikalai bus dar prastesni. 24-asis numeris Jansi Geitsas iš karto bauduoja Dmitrijus Sviridovą, žinodamas, kad šis žaidėjas tikrai nesismulkins ir iš karto dės kamuolį į krepšį. Jeigu atsidurs laisvas po krepšiu, tą jis sėkmingai darė keletą kartų per pirmasis 20 minučių. O su kamuoliu galėčiau pavadinti juodasis arkliukas Jaroslavas Skrypecas. Žaidėjas pelnęs 8 taškus. Kodėl jis toks arkliukas ir X faktorius? Ogi todėl, kad jo renkamų taškų vidurkis šį sezoną Baltijos krepšinio pirmenybėse buvo kiek mažiau negu 2 taškai. Taigi daugiau negu 4 kartus viršė savo vidurkį. Jaroslavas Skrypecas padėjo savo komandai susikurti tą turėtą 8 taškų persvarą ir jeigu taip toliau sėkmingai rungtyniaus Skrypecas, gali būti, jog ir sužais geriausias rungtynes šį sezoną. Dietlovskis atakavo nuo 3 taškų metimo linijos, nepasiskė pataikyti 3 taškų šiam žaidėjui. Šiandieną vieną tolimą šūvį yra įsmeigęs Dietlovskis, o antrasis nebuvo toks sėkmingas. Biksas su kamuoliu, perduoda į Hughdžui. Reikia didesnio legionierių indėlio, tik Biksas kol kas atlieka tinkamą darbą šios dienos rungtynėse. Iš viso Pieno Žvaigždžių komanda laikosi ant tų 3 banginių iš Amerikos, tai Hughdžas, Biksas ir Geitsas. Jie yra rezultatyviausi pasvalio komandos žaidėjai, visi 3 žaidėjai renka daugiau negu po 10 taškų. Čepukaitis buvo su kamuoliu, perduoda Biksui, Biksas Ruikiui. Antrasis iš eilės Ruikio tritaškis nėra taiklus ir tik sėkmingo atsitiktinumo dėka atsikovoja kamuolį pasvaliečiai, gali pradėti dar vienas išpuolį. Sužaista 1 minutė ir 40 sekundžių trečiajame rungtynių ketvirtyje ir be to Manto Ruikio tritaškio abiems komandams nepavyko daugiau kažką nuveikti kito. Hughdžas vėl Ruikis iš to paties krašto pelno dar 2 taškus ir 5-asis iš eilės Ruikio taškas, skirtumas mažinimas iki 3 taškų ir Lukošiaus auklėtiniai užtikrinčiau pradeda antrąją rungtynių dalį. Čia pat Andropovas atsako tuo pačiu 7-asis Andropovo taškas, visiškai priartėjo prie savo renkamų 8 taškų vidurkio ir Andropovas.
žaidėjas, kuris yra Rusijos pilietybės, atvykė žaisti Kazakstaną, prieš tai rungtyniavęs įvairiose klubuose gimtinėje Rusijoje, Novosibirsko, Čeliabinsko, Metalurgo, Dizaleso, Spartako klubuose, daugybė klubų, neužsibuvo Rusijoje, o čia skausmingas epizodas. Dimitrijui Sviridovui gauna į krūtinę iš vieno priešininkų žaidėjo, tenka truputį palūkėti ir ženklais parodo, kad viskas jam yra gerai ir Skripecui komandos treneriui nebūtina jo keisti kažkuo kitu. Reikia, aišku, Sviridovo aikštelėje komandos draugams bei treneriui, kadangi jis įneša puikiai ir gerą jėgą kovojant po krepšių dėl kamuolių bei žaidžiant puolime. Želionis, dar vienas šio krepšininko bandymas atakuoti iš toli. Nepasiseka Želioniui, o Skripecas akrobatiniais triukais atiduoda kamuolį tiesiai šeimininkams į rankas. Hiužas perduoda Čepukaičiui. Čepukaitis atakavo laisvas, tačiau net ir būdamas laisvas nesugebėjo įmesti iš vidutinio nuotolio. Skripecas nesiryžta atakuoti pats. Perduoda kamuolį Andropovui, kuris drąsiai atakuoja ir pelno dar 3 taškus. Užtikrintai žaidžia šis krepšininkas, atakuoja daug. Gal ne visą laiką tai daro taikliai, kadangi šiandieną metė jau 7 tritaškius, iš jų pataikė 2. Tačiau, ką žiūrėsi į tuos pramestus metimus, jeigu tavo komanda laimės. Čepukaitis veržiasi arčiau krepšio, o iš jo rankų kamuolį iškrapšto Skripecas, taigi po to sėkmingos pradžios per pirmasis trečio kėlinio minutės. Čia, žinoma, žingsniai bus fiksuojami Skripecui, per daug jau šoko su kamuoliu šis žaidėjas. Taigi Lukošiaus armija atrodė puikiai per pirmasis 2 minutės, o per kitas minutę su pusė sugriuvo viskas, ką galėjo ir ką buvo susikūrę Pieno žvaigždžių komanda. Nuo 3 taškų deficito viskas vėl auga iki to nemalonesnio 8 ir tenka galvoti apie naujus sprendimus puolime bei gynyboje. Hiužas, šio žaidėjo 3 taškis, pamažu įsižaidžia ir šis amerikietis, 6 jo taškas, 2 tritaškis šios dienos rungtynėse ir dar 3 rezultatyvius perdavimus šiandien atliko Hiužas. Mantas Ruikis žaidė ties pražangos riba ir viskas baigėsi to, kad tą pražangą ir įvykdė Mantas Ruikis. Prisipažįsta dėl šio sprendimo, tai yra pirmoji šio krepšininko pražango, o aktyviai gynyboje žaidusi Pieno žvaigždžių komanda jau turi 4 komandinės pražangas. Greitai renkasi pražangą šiandieną pasvaliečiai ir per pirmąją rungtynių dalį tai buvo ypatingai matoma, kadangi Bars ekipa prie baudų metimo linijos stojo 11 kartų ir iš jų 8 kartus taikliai nubaudė Pieno žvaigždžių ekipą. Tuo tarpu Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai nuo baudų metimo linijos atakavo vos 4 kartus. Galima tai laikyti ir netokių ryžtingų žaidimų puolime, daugiau atakavimų iš tolimesnių distancijų. Skripecas nesugeba pelnyti 9 taško, tokia privilegija jam bus suteikta antruoju bandymu. Skripecas šiandien metė jau 3 baudas, iš jų pataikė 1 ir baudų metimo procentas toliau bloginamos ir 4 bauda, 3 pramestos šiandieną. Hiužas persvaro aikštę, perduoda Sirutavičius. Sirutavičius šiandien atakuoja ne taip taikliai, kaip jis norėtų. Nepataikė šiandien 3 tašką, pelnė 3 taškus, metimu nuo nuotolio bei bauda. O Hiužas prisimena, kad yra taikliarankis žaidėjas ir įmetė dar vieną 3 taškį, antrąjį šiame kėlinyje ir 3 iš viso šiose rungtynėse. Andropovas labai nesėkmingai žaidė šiame rungtynių epizode, vos nepraranda kamuolio, viskas baigėsi tuo, kad Dietlovskis jį sukrapšto. Sviridovas ruošiasi pats baigti šią ataką, viskas baigėsi netaikliu jo metimu. Ir vėl netikėtumo faktorius, Skripecas atkovojo kamuolį, tačiau jo metimas baigiantis ataką jau labai netaiklus ir pasvaliečiai gali džiūgauti, kadangi jų komanda apsiginusi gali netgi įsiveržti į priekį šios atakos metu. Hiužas vėl kontroliuoja kamuolį, perduoda Biksui, kol kas tyli Biksas šiame kėlinyje, tačiau į žaidimą įsijungia ir kiti komandos draugai, sukuria geresnės nuotaikas šios dienos rungtynėse, kadangi Hiužas pelno 8 iš eilės tašką ir išlygina rezultatą. Taigi prireikė pusė pirmojo kėlinio, kad tas buvęs 8 taškų deficitas visiškai išnyktų. O čia Isakovas bandė sugrąžinti persvarą į savo komandos gretas. Andropovas prasižengė,
pripažįsta šią savo pražangą. Tai yra tik antroji Bars ekipos pražanga ir pirmoji Andropovui įrašyta asmeninė. Sirutavičius grįžta nuo atsarginių žaidėjų suolelio, kaip ir kartu visa jo komanda, kadangi Lukošius prašo minutės pertraukėlės. Rezultatas yra lygus 45-45. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Sausio 29 dieną, 18 val. Tai bus Lietuvos krepšinio federacijos rungtynės. Vienos žvaigždės susitiks su Šiaulių Šauliais. Pasibaigė Eduardo Skrypeco paprašyta minutės pertraukėlė. Jo komanda iššvaistė viską, ką turėjo prieš šį trečiąjį ketvirtį ir dabar rezultatas yra lygus 45-45. Grįžta abi komandos į aikštelę ir savo rankose kamuolį turės Pieno žvaigždžių ekipa, kuri gali gauti teisę vėl pirmauti šiose rungtynėse. Senai tas jau buvo matoma, antrajame kėlinyje šiokią tokią persvarą turėjo Pasvalio žvaigždžių ekipa ir didžiausias pranašumas, kurį turėjo šeimininkai, buvo vos 2 taškai. Tuo tarpu svečiai turėjo ir dviženklę 10 taškų persvarą. Mantas Ruikis, dar vienas šio krepšininko bandymas. Labai daug atakuoja iš kairiojo krašto Ruikis ir pataikė keletą kartų šiandieną. Atkovojo didelėmis pastangomis kamuolį šeimininkai, gali tęsti savo išpuolį ir jie. Hughes veržiasi arčiau krepšio, perduoda Belevičiui. Belevičius iš Manto Ruikio pozicijos įmeta 3 taškus ir sukuria rekordinę savo komandos persvarą 48-45. Iki trečiojo kėlinio pabaigos lieka 4 minutės ir pamažu tas Lukošiaus kalbėtas komandų meistriškumas išnyra į rungtynių paviršių, kadangi būtent Pieno žvaigždžių treneris teigia, kad jo komanda yra stipresnė, būtent dėl to prieš keletą savaičių ir šventė jo auklėtiniai pergalę 36 taškų prieš Barsį ekipą. Sirutavičius buvo su kamuoliu ir galų gale išprovokuoja vieno iš Barsio žaidėjų pražangą, kuri bus įrašyta 10 numeriui Rustemui Tuliau, kuris po ilgesnės pertraukos pasirodo aikštelėje. Šį sezoną Rustemas Tuliau renka po 2,4 taško ir nėra ypatingai didelę naudą nešantis savo komandos žaidėjas. Šiandieną jis nepelnė ne vieno taško per sužaistas kiek daugiau negu 3 minutės. Sirutavičius. Vėl jis su kamuoliu perduoda Biksui. Biksas ilgai tylėjęs trečiajame kėlinyje pagaliau ryžtasi nuveikti kažką naudingo ir išprovokuoja Isakovo pražangą. Biksas stos prie baudų metimo linijos ir galės toliau sėkmingai gerinti savo komandos pasirodymą trečiajame kėlinyje, kadangi po nemenko spurto per pirmasias 6 minutės ir 20 sekundžių Pieno žvaigždžių ekipa jau turi 4 taškų persvarą po šio taiklaus Bikso metimo. Tuoj pat sužinosime, ar tai gali būti ir 5 taškų pranašumas. Biksas surenka jau 15 taškų po šių taiklių baudų ir yra neginčiamai rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Tuliau su kamuoliu. Vos nesuklysta ties viduriu, perdama Kyčiumai, vėl Tuliau. Isakovas nesiryžta vėl atakuoti nuo 3 taškų metimo linijos. O čia ir ryžtasi po Matikėvičiaus perdimo. Viskas baigėsi labai netaiklių metimų ir atrodo, kad trečiasis kėlinys yra tas, per kurį vyks rungtynių lūžis ir Lukošiaus auklėtiniai rodo savo turimą pranašumą. Sirutavičius, LKL sniperis 2009, rodo, jog yra vertas šio titulo ir pelno 3 taškį metimą. Ir po šių 3 taškų rezultatas yra 53-45, 8 taškų šeimininkų persvara. Makičinas čia netaikliai bandė atsakyti tuo pačiu ir greitas šeimininkų išpuolis.
Tiesa, į gynybą grįžta visi svečių komandos atstovai. Dar vienas Sirutavičiaus bandymas. LKL sniperis kartoja rezultatą vykusi prieš keletą akimirkų ir po dviejų Sirutavičiaus tritaškių iš eilės rezultatas tampa 56-45. Dar viena Eduardo Skripeco paprašyta minutės pertraukėlė. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Grįžta komandos į aikštelę po Kazakstano Atyrau Barsi ekipos trenerio Eduardo Skripeco paprašytos minutės pertraukėlės ir pagaliau šeimininkai prisiminė, jog visgi nereikia taip svetingai pasitikti priešininkų ekipos ir leisti jai pirmauti rungtynėse. Ir trečiąjį kėlinį 19 taškų persvarą laiminti Pasvalio ekipa dabar ramiai diktuoja sąlygas šios dienos varžybose ir artėja prie sėkmingesnio rezultato rungtynių gale. Antrosios pergalės reikia Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai, kurios treneris Lukošius teigia, jog tiki savo komandą, kad jie sėkmingai išeis į ketvirtfinalį. Sviridovas pelno 2 taškus, po šio aukšto ūgio dvitaškio skirtumas mažėja iki vienženklio. Hughes su kamuoliu bando veržtis arčiau krepšio, perduoda jį Belevičiui. Belevičius sėkmingai atakuoja nuo 3 taškų metimo linijos. Tiesiog bombarduoja tolimais metimais kazakstaniečius pasvaliečiai ir jau ir sunku suskaičiuoti, kelintą tokį tolimą metimą pataiko Pieno žvaigždžių komanda. Gali būti, kad tai jau buvo 5. tolimos taiklus metimas ir renkasi dažniausiai atakavimą iš kampinių pozicijų. Krisas Mokyčianas iššoka aukščiau negu jo tiesioginis oponentas ir pelno 2 taškus. Skirtumas mažėja iki 10, o iki trečiojo ketvirčio pabaigos lieka 1 minutė ir 25 sekundės. Belevičius savo rankose turi kamuolį. Jį patikimai kol kas gina toliau Hughes. Iki atakos pabaigos lieka 7 sekundės. Renkasi tokį atakos tęsinį ir netaikliai atakuoja Hughes, o čia tas pats žaidėjas ir perima kamuolį. Sirutavičius šį kartą nesiryžo atakuoti nuo 3 taškų metimo linijos. Būtent po taiklių 2 Sirutavičiaus tritaškių Skripecas neiškentė vaizdų aikštelėje ir paprašė minutės pertraukėlės. Hughes atrodo, kad vėl imsis veiksmų. Perduoda į kamuolį Ruikiui. Ruikiui tolimas metimas nėra taiklus. Šiek tiek sulėtėjo rungtynių tempas ir suprastėjo Mindaugo Lukošiaus ekipos pataikymas trečiajame kėlinyje. Aišku, labai norima nutolti nuo varžovų ir gyventi ramesnį gyvenimą šios dienos rungtynėse, o viskas baigėsi tuo, kad pražanga įrašoma 7-ajam šeimininkų ekipos, svečių ekipos numeriui Krisui Mokyčianui. Hughes su kamuoliu, lieka 35 sekundės. 10 numeris Rustemas toliau prasižengia, 1,83 cm žaidėjas iš Kazakstano toliau ir jau 4. sezoną rungtyniauja šioje ekipoje Atyrau Barsi. Hughes stoja prie baudų metimo linijos, rungtyniavęs Viskonsino koledže 4 metus. Po to, kaip ir minėjau, pirmoje rungtynių dalyje bandė savo laimę NBA vasaros lygoje, tačiau kontrakto su Houstono Rockets klubu taip ir nepasirašė. Sekė 1 sezonas ir Rygos VF komandoje ir galų gale nusistovėjo jo karjera Pieno žvaigždžių komandoje, kurioje jis yra vienas iš ekipos lyderių. Po netaiklaus antrojo Hughes metimo viskas baigėsi dar geriau negu buvo planuota. Belevičius atkovoja kamuolį, perduoda jį Sirutavičiui. Sirutavičius išprovokuoja varžovo pražangą, prasižengia 88 numeris Dimitrijus Dietlovskis ir Sirutavičius gauna teisę atakuoti nuo baudų metimo linijos, nuo kurios jis atakuos 3 kartus. Sirutavičius šį sezoną
nekartą tai yra daręs ir metė šį sezoną 10 baudų ir visas 10 pataikė, taigi 100% taiklumu atakuoja nuo šio žaidimo komponento ir savo procento jis negadina ir pirmojo metimo metu. Sirutavičius trečiajame rungtynių kėlinyje rungtyniavo kaip niekad sėkmingai, peržengęs yra savo pelnomų beveik 6 taškų vidurkį. Antroji bauda taipogi taikli, rungtynių arbitras rodo, kad bus dar viena metama bauda, žaidėjai per anksti šojo kovoti dėl kamuolio. O antrajame kėlinyje traumą patyręs Šarūnas Vasiliauskas atrodo nebegalės tęsti šios dienos rungtynių. Šaldoma yra jo koja, tiksliau pėda, pasisuko ją antrajame rungtynių kėlinyje Vasiliauskas. Ir Mindaugui Lukošiui bei visai vietiniai publikai reikia tikėtis, kad tai neperaugs į kažką rimčiau negu vienerias praleistas varžybas. Krisis Makyčinas kontroliuoja kamuolį savo rankose ir viskas baigėsi netiksliu šio žaidėjo perdavimu. Gražus buvo Hughes sumanymas, tačiau Biksas buvo nusisukęs nuo kamuolio, o čia 15 numeris Vadimas Matiukėvičius vainikuoja trečiąjį rungtynių ketvirtį dėjimu iš viršaus. Taigi po 30 minučių Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai gyvena ramiau, 63-51 pirmauja būtent šeimininkai Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Taigi trečiąjį ketvirtį Mindaugo Lukošiaus komanda laimėjusi rezultatu 31-11 dabar turi 12 taškų pranašumą ir panašu, jog ketvirtasis kėlinys gali būti tik formalumas, kadangi per paskutinęsias 10 minučių neatrodė galingai kazakstaniečiai, klydė abiejose aikštės pusėse, netiksliai rengė atakas ir tie jų tolimi metimai, kurie buvo vienas iš jų smogiamųjų ginklų per pirmasis 20 minučių visiškai neveikia ir 11 taškų sukrapščia Tyrau Barsi krepšininkai. Dabar priversti vytis varžovus ir matyt galvoti, jog ir šiandieną teks patirti dar vieną pralaimėjimą iš eilės. 88 numeris Dietlovskis su kamuoliu, perdavimas Tuliau jį kontroliuoja, visiškai užspausti yra Barsi ekipos žaidėjai. Čia jį pavyksta įkišti kamuolį Matiukėvičiui ir žaidėjas, kuris užbaigė trečią ketvirtį galingų dėjimų, dabar yra baudžiamas asmeninę pražangą. Pirmoji pražanga ketvirtajame kėlinyje ir šeimininkai toliau gali sėkmingai didinti savo turimą persvarą. Ta darys Hughes su Maceina priešakyje. Maceina užsisidėjo nuo sarginių žaidėjų suolelę, nematėme jo trečiajame kėlinyje, o per pirmasis 20 minučių nepelnė ne vieno taško Gediminas Maceina. Hughes veržėsi arčiau krepšio, ieško atsidengusių žaidėjų, matyt buvo sumanęs sužaisti su Čepukaičiu, tačiau praranda kamuolį Hughes, o čia prasižengia Gediminas Maceina. Krisis Makyčianas išprovokuoja Maceinos pražangą ir kazakstaniečiai pradės savo ataką iš naujo. Ketvirtajame rungtynių kėlinyje sužaistos jau 40 sekundžių.
Makyčinas ieško komandos draugų, čia Matiukėvičius atskuba į pagalbą, dar vienas šio krepšininko bandymas rinkti taškus nėra sėkmingas. Biksas pirmų 20 minučių didvyris, antrojo rungtynių dalyje kol kas tyli. Aišku, jo komandos draugai rungtyniauja žymiai geriau negu per pirmasis 20 minučių, todėl netaip ir reikia Bikso pagalbos. Čepukaitis gražiai sužaidžia kartu su Maceina ir po žaidimo 2-2 Čepukaitis pelno 2 taškus, didina savo komandos pranašumą iki 14 taškų. Makyčinas vėl verčiasi arčiau krepšio, šoko aukščiau negu kiti, nepataiko 2 taškio metimo. O kas čia buvo? Dar viena Matiukėvičiaus pražanga, antroji iš eilės. Daug ką turėtų pasakyti rungtynių arbitrui Matiukėvičius, tačiau kalbas pasilieka savo, nesivelia į ginčius, nes ginčiai gali privesti prie nelabai malonių akimirkų. Maceina kontroliuoja kamuolį. Hughes, dar vienas šio krepšininko bandymas pelnyti taškus, nepasiekė tikslo. Toliau. Šį sezoną Pieno žvaigždžių ekipoje keitėsi veidai. Vienu metu šioje ekipoje rungtyniavo amerikietis žaidėjas Woodfoxas, neužsibuvo Pasvalio ekipoje žaidėjas, sužingsniuoja Sviridovas, 17 Barsi ekipos aukštaūgis. Taipogi Pieno žvaigždžių ekipoje vienu metu galime išvysti ir Luką Brazdauskį, kuris pakeitė ekipas ir šiuo metu rungtyniauja Alytaus Dzūkijos komandoje nacionalinėje krepšinio lygoje. Taipogi nematome ekipoje ir Edgaro Ulanovo, vieno iš Lietuvos jaunimo rinktinių lyderio, kuris nutraukė kontraktą su Pasvalio ekipa. Maceina. Teisėjas rodo, jog užminant šoninės linijos Maceina tenka grįžti į gynybą. Rezultatas išlieka tas pats, 65-51. Barsi ekipoje taipogi keitėsi veidai, bent 5 krepšininkai paliko šią ekipą ir iš viso Barsi ekipa turi jaunimo komandą, iš kurios karts nuo karto yra injekcijos būdų paduodamo žaidėjų ir vienas iš tokių yra Kadrižanas Kubaševas, kuris šiuo metu sėdi nesarginių žaidėjų suolelio. Žaidėjas žaidžiantis labai nedaug ir pasirodęs ant parketo tik 6 rungtynėse iš 15 šio sezono BBL pirmenybėse. Skripesas išprovokuoja pražangą ir per pirmąsias 20 minučių buvęs vienas iš komandos lyderių. Antrojo rungtynių dalyje tyli. Skripesas yra pelnęs tik 1 tašką per jau sužaistas 12 ir 30 sekundžių po didžiosios pertraukos. Sviridovas niekaip nesiskai prieiti arčiau krepšio priešininkams, o čia dar ir Bikso blokas vainikuoja ant dropovo metimo ir dar vienas blokas, niekaip nesiskai išmesti kamulio, galų gale ištiksi visas Barsi ekipos atakos laikas ir apsigynę Pieno žvaigždžių krepšininkai gali rengti eilinį savo komandos išpuolį. Artimiausias rungtynės Pieno žvaigždžių ekipa rungtyniaus Lietuvos krepšinio federacijos taurėje prieš Šiaulių ekipą, galingesnė žinoma varžovas negu kazakstaniečiai ir teks parodyti visą meistriškumą norint iškovoti pergalę. O kaip jau minėjau anksčiau, Lietuvos krepšinio lygoje Pieno žvaigždžių ekipa užima kol kas 6-ąją vietą 12 komandų turnyre, nusileisdama Šiauliams, Lietuvos Rytui, Prienų klubui, Neptūnui bei žinoma Kauno Žalgirio komandai. 6 pergalės ir 6 pralaimėjimai, ypatingai skaudžiai. Biksas pelno 2 taškus, rezultatas yra 67-51. Ypatingai skaudžiai šį sezoną Pieno žvaigždžių komanda pralaimėjo Kauno Žalgirio klubui, rezultatų 43-90, 50 taškų skirtumų buvo sutriuškinti pasvaliečiai. O kitose rungtynėse prieš vieną iš čempionato lyderių Prienų ekipa, Pieno žvaigždžių komanda taip pat nudegė nemažai, 21 taško persvarą. Pirmosios aistros antrojo rungtynių dalyje ir kągi fiksuoja rungtynių arbitrai. Techninė pražanga yra baudžiamas Pasvalio ekipos treneris, ar ne? Taip. Ir iš karto seko minutės pertraukėlę, kurios paprašo Mindaugas Lukošius, bandydamas nuraminti aistras kylančias aikštelėje.
nemalonus incidentas šeimininkams. Vargiai čia reikėjo tos techninės pražangos, juolab, kad rungtynių švieslentė dega palankus pranašumas 67-51. Pirmauja šeimininkai ir lieka žaisti 6 minutės ir 20 sekundžių. 4 komandinės pražangas turi šeimininkai, 3 svečiai ir įdomu bus sugrįžti į aikštelę po šios minutės pertraukėlės. Bars ekipa galės mesti 2 baudos metimus bei dar kontroliuoti kamuolį savo rankose. Priima teisėjai tokį rungtynių sprendimą, taigi grįžtant prie Lietuvos krepšinio lygos aktualijų. Pieno žvaigždės kol kas sėkmingiau tvarkosi su žemesnio pajėgumo ekipomis, o nepavyksta niekaip įkasti stipresniems komandoms. Ir žiūrėsime, kaip toliau klostysis sezonas Pieno žvaigždžių ekipoje. Ambicinga, gana jauna ekipa, turinti puikių žaidėjų, kurie yra sukaupę nemažą patirtį rungtyniaudami tiek ir Lietuvos krepšinio lygose, tiek ir užsienio čempionatuose. Verta pabrėžti, kad Gytis Virutavičius vienu metu yra rungtyniavęs tiek ir Ukrainoje, Vengrijoje, Rumunijoje, buvo vienas iš šių lygų lyderių. Taipogi tas pats minėtasis Šarūnas Vasiliauskas rungtyniavęs Rusijoje. 4. svečių numeris Andrėjus Andropovas pelno pirmąjį tašką šiame kėlinyje savo naudai, mesdamas baudas. Antroji bauda taipogi taikli, taigi tą techninę pražangą verčia taškais Atyrau Barsi ekipa ir po 2 baudų rezultatas yra 53-67. Lieka žaisti kiek daugiau negu 6 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Dmitrijus Detlovskis su kamuoliu, perduos Skrypecus, Skrypecas nesiryžta atakos užbaigti pats. Andropovas neįmeta iš arčiau krepšio ir Macina perina į greitą puolimą. Nusprendžia ataką užbaigti pats ir viskas baigėsi tuo, jog prasižengė vienas iš Barsi ekipos žaidėjų, tai yra 88 numeris Dmitrijus Detlovskis. 4. komandinė Barsi ekipos pražanga ir po dar vieno panašaus epizodo Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda galės baudų metimais rinkti taškus ir tai bausti už taisyklių pažeidimus svečius iš Kazachstano. Macina su kamuoliu, aikštelėje pasirodė 11 numeris Gytis Virutavičius, o čia skausmingai ant parketo griūna Jaroslavas Skrypecas, net nekyla kol kas ant aikštelės. Labai skausmingas rungtynių epizodas šiam žaidėjui. Gali būti, kad ir sunkia trauma patyrė Skrypecas. Sunkiai kyla, įdomu, kas jam buvo. Susijėmęs už veidą Skrypecas, ploja jam vietinę publiką ir vietoj jo į aikštelę grįžta Krisas Makyčinas. Rungtynės bus pratęsos po keletos akimirkų ir iki 4. kėlinio pabaigos lieka 5 minutės ir 47 sekundės. Verta ir reikia tikėtis, jog Skrypecui nenutiko nieko blogo ir kad galės tęsti šį sezoną šis žaidėjas. Belevičius su kamuoliu perduoda Geitsui arčiau krepšio ir rezultatyviausias šio sezono Pieno žvaigždžių ekipos žaidėjas. Geitsis pelno dar 2 taškus, didina savo komandos pranašumą iki 16. O panašu, kad smarkiai petyje užsigavo 13 numeris Jaroslavas Skrypecas. Makyčinas su kamuoliu. Ieško sudengusių komandos draugų. Matiukevičius vėl atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pagaliau pralaužia netaiklių metimų seriją ir pelno 2 taškus. Macina. Atsidengęs Virutavičius, pataikęs 2 tolimus metimus ir taip inicijavę savo komandos spurtą. Dar vienas šio krepšininko bandymas mesti iš tolių nepasiekė tikslo. Atsikavojo kamuolį, Barsi ekipos krepšininkai gali ir toliau bandyti mažinti turimą deficitą. Matiukevičius. Jį patikimai dabar gina Geitsas, net neleisdamas pagalvoti apie sėkmingą atakos tęsinį. Macina su Virutavičiumi gali žaisti 2 prieš 2. Macina renkasi tokį atakos tęsinį ir pelno 2 greitus taškus. 71-55 likus žaisti 4 minutės ir 30 sekundžių iki 4. kėlinio pabaigos. Andropovas daug atakuoja šios rungtynėse. Šis žaidėjas 4. kėlinyje kiek tylesnis ir ne tiek. Imasi iniciatyvos Sviridovas. Pelno 2 taškus. Sėkmingas rungtynės žaidžia Sviridovas. Žaidėjas
kuris vidutiniškai kiekvienose rungtynėse renka po 6 taškus. Šiandieną jų yra pelnęs žymiai daugiau ir savo sąskaitoje turi dviženklį taškų skaičių. Maceina nesiryžta mesti pas, čia aktyviai gynėsi Barsi krepšininkai, sugeba apsiginti ir greitai perina į puolimą Andropovas kartu su Sviridov. Matiukevičius pagąsdino Geitsą, pelno 2 lengvus taškus ir Mindaugas Lukošius prašo minutės pertraukėlės, kadangi po keletos sėkmingų išpuolių rezultatas mažėja iki 12 taškų Pieno žvaigždžių naudai. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Mindaugas Lukošius paprašė minutės pertraukėlės, matydamas, kad jo ekipa po truputėlį išvaisto tą turėtą 16 taškų pranašumą, iš kurio lieka 12 taškų. Žinoma, dar neverta skambinti pavojaus varpais, tačiau užtikrinti tą ramų gyvenimą iki rungtynių pabaigos visgi reikia ir Lukošius aukliniai kol kas yra arčiau antrosios pergalės šio sezono BBL pirmenybėse top 16 grupių etape. Šiandien šios varžybos pasižymėjo traumomis. Prieš keletą minučių pečio traumą patyrė Jaroslavas Krypecas, o antrajame kėlinyje nesėkmingai koja kryptelėjo Šarūnas Vasiliauskas ir dabar ir šis žaidėjas yra atsarginių žaidėjų suolelio ir įvykius stebi tik iš šalies. Belevičius arčiau krepšio pelno 2 taškus. Dar vienas puikus Belevičiaus išpuolis, sėkmingai rungtyniavo šis žaidėjas tiek mesdamas iš toliau, tiek bandydamas veržtis arčiau. Ir auga vienas iš puikių Pieno žvaigždžių komandos lyderių. Andropovas su kamuoliu arčiau Matiukevičiui. Matiukevičius Makyčianui šis meta iš 3 taškų zonos ir pelno dar 3 taškus. Vienas iš rezultatyviausių savo komandos narių yra Makyčinas, vidutiniškai renkantis po 8 taškus kiekvienose varžybose. Želionis irgi kurį laiką sėdinas atsarginių žaidėjų suolelio. Matyt, Eduardas Krypecas supranta, jog viskas yra nulemta ir geriau pataupyti komandos lyderius ateities dvikovoms jau Kazachstano čempionate, kuriame, kaip priminsiu, Barsi ekipa žengia antra po 10 rungtynių turinti 6 pergalės, nusileisdama galingajam Astanos klubui rungtyniaujančiam vieningoje lygoje. Geitsas įmeta pirmąją baudą, antrasis baudos metimas skiriamas Geitsui, po kurio gali būti sugrąžinta turėta 14 taškų persvara po Belevičiaus dvitaškio. Taip ir įvyksta. Ir iki rungtynių pabaigos lieka kiek mažiau negu 3 minutės, dar ir papresinguoti bando Lukošiaus auklėtiniai. Aišku, galima pasitreniruoti sekančioms rungtynėmis, galima surengti įvairias atakas, rengti įvairius derinius, žaisti įvairiai gynyboje. Varžovai nėra patys stipriausi ir todėl nebijo eksperimentuoti Mindaugas Lukošius. Beje, šis strategas dirbo įvairiose lygose, jam teko treniruoti ir tokias egzotiškas komandas, kurios žaidė Kuveito, Libano lygose. Savo karjeros kaip vyriausio trenerio pradžioje dirbo Kauno klubuose Laveroje, o dabar viskas baigėsi tuo, kad klubo prezidentas Rimantas Endrijaitis pasikvietė Lukošių į savo komandą ir kol kas Lukošius artėja prie dar vienos pergalės Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Andropovas atkovoja su draugais kamuolį po netaiklaus komandos draugo metimo. Matiukevičius po krepšiu perduoda kamuolį. Isakovas perduoda kamuolį Matiukevičiui ir pastarasis nesugeba pelnyti taškų, bet viskas baigėsi tuo, jog kamuolys palieka ranką nuo vieno iš Pieno žvaigždžių komandos žaidėjų, būtent nuo Geitso rankų. Andropovas ieško atidengusių komandos draugų, Matiukevičius skuba į pagalbą, čia Dietlovskis, pats Andropovas meta iš 3 taškų zonos ir po ilgesnės pertraukos pataiko šis žaidėjas, kuris daug ir drąsiai atakuoja tiek iš toli, tiek iš arčiau. Sunku ir suskaičiuoti kelintą tritaškį šiandieną metė Andropovas, tačiau vengo suskaičiuoti, kiek jų pataikė.
o pataikė jis vos keletą taiklių šūvių iš toli. Vos neperima kamuolio iš Geitso rankų Andropovas. Sirutavičius bando išprovokuoti pražangą, perduoda į Geitsų, lieka 1 sekundė iki atakos pabaigos ir labai netaiklus Geitso metimas. Likus žaisti 1 minutę ir 40 sekundžių. Makyčinas ryžtasi tokiam metimui, kadangi reikia greičiau rinkti taškus, norint pagalvoti apie pergalę. Sirutavičius sustabdo žaidimą, reikia tiesiog deginti sekundės, lieka 1 minutė ir 25 sekundės, o iki atakos pabaigos 10. Ruikis ketvirtajame kėlinyje aktyviai įsidėjęs į žaidimą, perduoda kamuolį Maceiną ir Maceina pasižymi šiose rungtynėse 5. taškas šiame kėlinyje ir taiklus vieno iš labiausiai patyrusių komandos žaidėjų tritaškis. 77-65, visgi 2 taškus įskaito rungtynių arbitras. Makyčinas perdavė Matiukevičiui kamuolį, Matiukevičius vėl renkasi žaidimą individualiai ir neiškenčia ir prasižengia šis žaidėjas. Stos Sirutavičius prie baudų metimo linijos. Atrodo, visi taškai ant į jau yra sudėti ir Pieno žvaigždžių ekipa galės kilstyti savo pozicijas top 16 grupėje H, kurioje rungtyniauja Narvos Trans klubas iš Estijos. Tas pats Atyrau Barsi klubas iš Kazakstano, bei dar vienas lietuviškas akcentas Utenos Juventus ekipa. Turinti 2 pergalės per tiek pat žaistų rungtynių. Pirmauja Narvos Trans klubas, iškovojęs visas 3 pergalės, 2 iš jų buvo prieš Barsi ekipą ir 1 prieš šios dienos šeimininkus Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkus. Po 2 taiklių Sirutavičiaus baudos metimų rezultatas tampa 79-55. Čia dar iš Matiukevičiaus rankų bando perimti kamuolį šeimininkai. Galų gale viskas baigėsi, perimtų kamuolį. Sirutavičius ieško atsidengusių komandos draugų, nepasiseka jam tai padaryti ir prarandamas kamuolys. Didžiam vietinės publikos nusivylimui Matiukevičius. Didelis chaosas per paskutinėje rungtynių minutę. Geitsas vos sugaudo kamuolį, Sirutavičius laisvas prie 3 taškų metimo linijos, nepataiko. Čia išlenda Ruikis ir nepataiko iš labai patogios padėties. Na, viskas primena tarpklasinės gimnazistų varžybas, kur labai daug klaidų ir netaiklių metimų. Galų gale Matiukevičius nutraukė nesėkmingų atakų tylą ir pelno 2 taškus iš po krepšio. Lieka vos 5 sekundės iki rungtynių pabaigos. Nieks nebesiryžta ginti smarkiau, o viskas baigėsi taikliu Manto Runkio tritaškiu, po kurio 82-67 pergalę švenčia šeimininkai Pieno žvaigždžių krepšininkai ir įsirašo antrąjį sėkmingą tašką Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Su jumis aš rungtynės komentavęs komentatorius Rytis Kazlauskas atsisveikinu iki kitų puikių susitikimų. Šiandieną siūlau nepraleisti progos ir pasižiūrėti sporto.tv.lt transliaciją nuo 7 valandos, kur Eurolygos jaunimo turnyre susitiks Kauno Žalgirio bei Lietuvos Ryto jaunimo ekipos. Taigi gero vakaro ir gero krepšinio. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas!